Nors mano draugas netoliese turi barą, kuris dirba visą parą. Jis neprieštarauja, kad ten prigulčiau ant čiužinio. Ne, kaip tu ten miegosi? Klausyk, šiandien pernakvok pas mane, o paskui pažiūrėsim. Jokių būdų, mokytojau. Jūs man ir tai daug padėjote. Ačiū. Siūlau važiuoti pas mane, nes turiu daug nesutvarkytų rankraščių, kuriuos rytoj reikės čia atsivežti. Galėčiau paprašyti, kad kreiptumės į mane tu? Labai ačiū. Nėra už ką. Tikiuosi, gidas gerai parašė istorijos kontrolinį, gal pradės ir kitus dalykus mokytis. Atsiprašau, kodėl tau taip rūpi gidas? Gal jis tau patinka? Ne? Kas čia daros? Visai netiesiog man patinka padėti. Laura, nepyk, bet man atrodo, kad jis tavim naudojasi, nori gerų pažymių. Kodėl tu tokia surūgusi? Nepradėkit bartis. Nežinot, kas atsitiko? Nežinot. Kas? Pavogė visus mūsų apatinius. Gal ir jūsų? Pažiūrėsiu. Na kaip? Na? Pavogė visus apatinius, visus. Nėra Anglijoje įpirktų liemenėlių, nieko nėra. Mano apatinių irgi nėra. Vaikinų darbas, aišku. Ir ne vieno. Apvogė kelis kambarius, vadinas, prasisuko ne vienas. Tikriausiai čiupinėjasi mūsų apatinius pasidėję. Ne, mergaitės einam atsiimt. Palauk, nežadu eiti ir sakyti, atiduok mano liemenėlę, ne. Ką sugalvojai? Reikia jiems atkeršyt. Marina, ¿qué haces acá? Marina, ką čia veiki? Todo bien? Viskas gerai? Viskas gerai. Sonia nepyks, kad čia atėjau? Ne. Galim ramiai pasikalbėti. Eikim prie reikalo, Marina. Kodėl seki mane ir Mija? Ko nori? Kodėl tu toks įsitempęs? O ko tu tikiesi? Kad šokinėsiu iš džiaugsmo, nes tu grįžai? Manau, kad turint galvoj, kiek laiko praėjo ir ką mes kartu patyrėme, galėčiau tikėtis ir malonesnio pokalbio, ar ne? Tu teisi. Tiesiog negaliu patikėti, kad tu čia. Lo que pasa es que no puedo creer que estés acá. Maniau, kad daugiau niekada tavęs nepamatysiu. Aš irgi. Per tą laiką labai daug apie jūs galvoju. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. Calma, vengo con un ritmo que no puedo pilotear. Tanta alegría seguida me va a enfermar. Camino voy seguro al hospital. Tanta alegría seguida me va a matar. Mejor sería que abandone el carnaval. Pero aunque prometa y prometa ponerme a hacer piedra, me falta voluntad. El hambre me termina por ganar. Y así pasa el tiempo, gira el mundo y sigo siempre igual. Soy una víctima de mi debilidad. Pasa el tiempo, gira el mundo y sigo siempre igual. Soy una víctima. Hola. Alio. Francis, sapnuoju, ar čia tikrai tu? Žinoma, čia aš.
Nepyk, kad prižadinau, norėjau tau bučkį nusiųsti prieš miegą. Koks tu mielas. Žinai, aš vis dar sportuoju ir mankštinuosi. Šaunuolė, sveikinu. Tiesa, vos nepaviršau, rytoj iš pat ryto turėsi nueiti pasiimti kremų, kuriuos reikės pradėti naudoti. O po pietų reikės nueiti į kirpyklą. Supranti, aš rytoj negaliu išeiti iš mokyklos. Man daug kontrolinių reikės pasimokyti. Ne, Solė, tikriausiai nesupratai. Jeigu nori būti top modelis, darbas tau turi būti prioritetas. Taip, suprantu, bet... Ne, Solė, jokių kalbų. Jeigu nori, kad tavo nuotrauka būtų ant žurnalo viršelio ir dar iš tavęs interviu paimtų, turi pasiruošti. Jeigu nesi pasirengusi, sakyk, paruošiu kitą merginą ir baigta. Ne, tikrai ateisiu. Kur ta laboratorija? Man visada kirbėjo vienas klausimas. Koks? Taip smarkiai mylėjai tą dainininką? Taip smarkiai, kad palikai mį ir mane? Kiek to jau supratau? Ne taip smarkiai nemylėjau. Kodėl? Kodėl tada išvažiavai nieko nepasakęs? Negaliu pasakyti. Bet žinau, kad neapsirikau, Frankai. Tu viską labai gerai padarei, labai gerai išauklėjai Miją. Aš įdaviau viską, ką galėjau. Labai ją mylėjau, stengiausi jai sukurti tobulą pasaulį. Bet šio to negalėjau jai duoti. Ko? Motinos. Motinos, kuri plotų per jos pirmą pasirodymą mokyklų. Padėtų jai tapti panele, kuri ją pamėluotų po pirmų skiepų. Ją paguostų, kai verkia dėl pirmosios meilės. Nežinau, dėl kokių priežasčių mus palikai, bet gali būti tikra, kad labai stipriai apsirikai. Nekalbėk, tai būdės. Atsiprašau. Aš irgi apsirikau. Disculpame. Yo también me equivoqué. Kodėl? Nepasakiau Mijai tiesos. Mija mano, kad tu žuvai avarijoje. Kodėl nepasakėjai tiesos? Neįstengiau. Man buvo labai pikta. Buvau prislėgtas. O dabar tenka už tai mokėti. Atsiprašau. Atsiprašau, kad tiek metų jūs skaudinau. Atsiprašau. Ką darysim su Mija? Nieko nedarysim, nieko. Prižadu daugiau prie jos nesiartinsiu, nieko nedarysim. Manau, jau laikas, kad Mija susipažintų su savo motina ir sužinotų, kad ji gyva. Ne. Ne, nenoriu, kad jai pasakytum. Nereikia. Aš noriu pasakyti. Būk geras, nesakyk. Kodėl nenori susipažinti su savo dukra Marina? Per ilgai aiškint, Frankai, per ilgai. Prabėgo 15 metų. Turiu Marės laiko. Noriu kavos.